Kas čia šiandien yra? Trečiadienis. Jo, vakar įkėliau filmuką, tą, kur truputį šokau. Tai sulaukiau truputį kaip to dislaikų, nes pastebėjau, kad jeigu tu linksma, tau viskas gerai, tai daugam tas nepatinka. Žiūriu, žmonėms labiau patinka kai kuriem, kada tu skundėsi, kad tau blogai, verki dėl ko nors, tada jie tave guodžia ir jaučiasi laimingesni ir tada daugiau laikų sulauki. Reikės verkti per video. Čia truputį šiaip pajokavau. Žodžiu, bet Tomas miega, Lukas išėjo į mokyklą, aš atsikėlus ką tik, žinau, baisi, sorry, susigalvojau nusidažyti šaknis, nežiūriu, jau labai ataugo šaknis. Ir dažysiu šiandien su Faberlic dažai, štai tokiais, be amoniako, šviesinantis, jie nudažo ir žilus plaukus 100%, viską, kad tokie va geri. Ir naudosiu tokias kapsulytės, tik dabar galvoju, kurią. Tokios kapsulės yra. Viena yra sausiems ir nevandeningiams, kaip išsausėjusiems labai plaukams, o kita kapsulė yra nusilpusiems, pažeistiems ir krentantiems. Tai jau man reikia šitų. Kažkas parašė, o gražus tavo plaukai. Šiaip nesijaučiu dabar, kad jie pas mane gražus. Kai šukuojusi labai byra, krenta, žinot, nušviesinti, tai pakenkiau žiauriai plaukams. Reikia vis atstatomųjų kokių priemonių naudot. Tai va tokia yra kapsulė. Įmaišyti juos reikia į Faberlic dažus, kai užmaišai, ir kartu po to užtepti. Tai va, eisiu dažyti, bet visų plaukų nedažysiu, vien tik tai šaknis. Nes nenoriu iš viso likti plika. Tai va tiek. O po to eisiu tą pagaliau nufilmuoti filmuką, kur apie Sophie papuošaliukus, nes jau truputį užtrukau. Vis sakau, kad padarysiu ir nepadarau. O, kaip jie spučia. Gerai, tai toj susimatysim, einu plaukus nusidažyti ir susimatysim. Kas įeina į šitus dažus? Taip, numeriukas yra 901. Ir kas į juos įeina? Tai kaip visada skystis, po to patys dažai ir labai fainas dalykas yra. Tai toksai serumas, kuris gydo galvos odą ir kitas padeda plaukams atsistatyti. Tuo pačiu prižiūri ir galvos odą, šitas serumas, ir plaukus atstato, padeda atsigauti. Ir žinoma pirštinės. Tai va dabar šitus du maišysiu, o aš su šitu po to skalausiu galvą, plausiu. Tie paštininkai vis tokiu laiku užtaiko, tai duše būnu, tai dabar galvą dažiau. Išsitepusiu pirštinėm baladoje. Oje, tu žodžiu, vis nelaiku. Aš įsivaizduoju, ką jie primato, kai taip eina, pabeldžia į duris ir jiems atidaro duris. Visokių vaizdų jaučiu prisimato. Oje, tu irgi pasijuokėm, nes toks labai fainas paštininkas, senukas. Visada pakalbina, toksai su nuotaika, senukas, tai patinka, toks labai prikolinas. Ir dabar vėl pažvengiau, sako, vėl sutrukdžiau. Oi, geras. Gerai, einu. Pažiūrėsiu kaip, jau išsitepiau plaukus, sudėjau tą kapsulę. Kažkiek šviesėja gal, žiūrėsim. Darau Faberlic užsakymą ir jau nusižiūrėjau va šitas labai fainas dalykas. Iš karto ir lūpom blizgis, ir skaistalai žandams. Tai va fainai ir Marija va pasidažius. Ir tą vidurinę persikų spalvą imsiu. Ir dar čia rūbų radau, visko, tai va dabar vartau katalogą online ir žiūrėsim, ką čia dar išsirinkti. Visokių gėrių, visokių skanumynų. Va, iš rūbų, kur čia aš dabar ko noriu. Sakiau, batukų, vat, šitų dabar čia nelabai matysis, nepritrauks. Su emoji ženkliuku tokie batukai, va, yra džinsiniai, o jie yra balti. Va, faini tokie. Tai noriu juos pasimti. Ir tokią maikutę dar. Kuri čia, va šitą. Fun Sun Love.
Tai va, kažką tais pasižiūrėsiu. Va, pagaliau užsisakysiu šitas kapsulytės veidui, jos jaunina, lygina raukšlėles, labai kad koncentruotas toksai serumukas ir dabar yra nuolaida 50%. Tai būtų 18 eurų, o dabar tik tai 9 būtina pasiimti, griebiam, yra Faberlic Platinum serija. Jau verkiu, nėra mano batų. Tų, kurių norėjau su emoji, jau nėra. Nu, blemba, kaip greit išpirko. Dėk šitą ir daryk. Dar reikia. Rankytę padrau. Labas rytas. Jau yra netgi penktadienis. Nefilmavau vakar. Ir man nusidažiau tada šaknis. Ir paskui nieko nefilmavau, nes buvo draugų atėję. Tokios dienos vėl užimtos buvo. Ir dabar yra penktadienis, varau į kursus. Reikia ten tokius kursus praeiti Health and Safety. Ir apie 2 valandą grįšiu. Ir tada būsiu namie, čia filmuoti, daryti, ką reikia, nes rytoj jau į darbą. Tai va tokios tokelės, norėjau pasisveikinti ir keliausiu tuoj. Bėgit. Ne, pats eik. Bėgam greit paskui, greitai. Ne, dar nėra. Turiu. Ką jau po kursų. Laikėme egzaminą, tai truputį sunkoka buvo ten apie visokias bakterijas, virusus rašyti, ten skirti kokios kaip, bet manau, kad išlaikiau, bet atsakymus sužinosim tik po 2 savaičių. Tikiuosi perlaikyti nereikės, nes šiti kursai kainuoja 150 svarų, tai kažkaip tai nesinorėtų perlaikyti. O taip, ką dabar eisim Luką paimti, šiandien negeras oras, šalta. Tai nieko įdomaus, būsim namie, su Andrium sugalvom kokią mišrainę pasidaryti, gal baltą ar ką, tai iš šio Andrius į parduotuvę, kažką tais gaminsimės valgyti ir viskas šiandien, nežinau, rytoj darbą, tai kažkaip tai nuotaikos nėra, norisi dar ilsėtis, tai va žodžiu, susimatysim. Kas čia sėdi? Iš parduotuvės tėtis nupirko? Baby. Baby nupirko. No, ne baby.